O, sveiki, štai ir mes čia keliaujam. Mūsų va ten, ne? Jo, ten. Tai už ten. Ką tu papasakosi? Oras kvepia vasarą. Jėj! Aš tai asmeniškai pats dar nesuprantu, kaip mes čia atsidūrėm ir kas čia vyksta. Reiks kelių dienų Adaptuotis. O tai kontrastai čia, kai visuose pietų šalyse yra šalia gražus ten viešbutis, apartamentai. O šalia va toks va, nu bent jau ne šiukšlinėlis. Nu, bet sklypas pardavimui, gal kas nors norit, pastatysit gražius namus. Tai traukiam iki Lidlo. Nes kaip ir minėjom anonse, kad tai nebus viskas įskaičiuota. Nebus gulių lankstytojai, kambarių tvarkytojai ir maistą ruošiamės patys. Tai dėl to turim eiti. ruošimai. Turim dėl to eiti kažko nusipirkti. O, citrina! Citrinukai. O, dar citrinų. O, katinukas. Bet čia yra medis. Ai, va, tai krenta jo šiandien nuo medžio. Nu. Aš jau noriu šortų. Oho. Aš gailiuosi, nes atidėjau šortų. Nu, į man rūro jau. Kepa. Gal bus Lidle kokių. Neturim tiek laiko. Paims. Pirkt šortus Lidle. Ir žiūrėk prieki jūrą. Uhu. Prieki jūrą. Statybės. Tucikas? Statybos statavo bus, apartamentai, viešbutis bus. Juda. Statybas nemažėja, tempai nemažėja. Kai buvom 19 metais, viską visur statė, dava taip toliau statė. O ko nestatyti? Oras geras, žiemos. Svarbiausia yra, kur daro. Jo. Pavyzdžiui, palygint su Malta, nėra, atrodo, kur. O čia Ten stato dar. Maltai. Pėlis kažkokius susitikti. Nu, dangoraižis, nu aišku, Malta labai maža yra. Nu, Kiprė dar yra daug potencialo, daug. Nu, išėjom čia į pagrindinę gatvę. O ten jau mačiau yra ir Lidlo ženklas. Nesimato, toj pafilmuosiu. Nu va. Lidlas ten šviečia. O va pro čia turėtume eiti prie jūros. Va ten turėtų būti takelis, turėtume nusileisti prie jūros. Bet pirmiausia einam nusipirkti kiaušinių. O ten va išmestas laivas. Mes nuvažiuosim gal, bet nuvažiuosim prie kito, prie to nelabai nuvažiuosim, nebent su dronu nuskrist, bet kažkaip labai toloka, bijočiau skristi dronu. Nu, 2019 metais esam tam Lidle buvę. Lidle nebuvo? Buvo, mes čia tam Lidle buvo. Jo, Lupilui čia yra. Nu, einam, pažiūrėsim. O, Lidlas kaip pas mumis, daržoviukai, vaisiukai. O, bananų yra, bananų paim. Kokie monstriniai avokadosai. O čia už kilogramą 6 eurai. Va, maišiuką va tą galim paimti. Kaina tai tokia pat kaip pas mumis. Bet irgi labai kieta. Su bananais nukinsim, nu ką, mes nemokam nukinti. Bet ar dabar jamam ar ne? Bananų kaina tai labai panaši kaip pas mumis. Papyta 2 eurai. Kažkokia eurus 25 bulka. Nu, eigia. Kebabo mėsą iš karto, jinai jau iškepta čia yra. Tiesiog dėdį šildą į pytą į valgai.
paragaujam humuso kada nors gyvenime. Nu, tai tepsim ant duonos, čia avinžirnių užtepėlė yra. Žinau, kad čia kažką. Nu, va tokį kaitį paėmėm. Kalakutė tai yra, už 2,89. Neimim tokią brangaus. Bet čia žiūriu visur kalakuts, kodėl nėra kiaulienos. Va, už €1,19. Ja, gerai bus. Pabrango. 5,5 €. Nu, aliejus šiek tiek pigesnis, bet tai, kas man nepatinka, plasmasinis butelis. Iš metalinė. Biškiekis mažesnis. O kiaušių kainos tai nustebino belekai. Pigiausia 3,25. Ai, bet čia yra 12 vienet. Nu tai pas mus 10 vienet. Už 7,9 be akcijos. Valgysim prabangiai. O gal pigesnių kur rasim? Ai, čia yra Argusa. Aš gavau tik Lietuvoje Argusas. Nu tas per Lembacheris tai jo, jis visur yra. Nu gavau Argusas tik pas mumis. Pasirodo, ne? O aš apakęs. Pas mumis Lidle toks kainuoja 13 €. 5,19. Normaliai, karačiai. Vodkės pusę litrą 5,79. 6,69. Ai čia mažiuks. 0,7-8 €. Pusantro litrą 13. Pusantro litrą ozų. Nu, sangrija 2,95. Nu, kainikės čia nustebina. Užsiknisau aš ten filmuotas kainas visas. Nu, užtat va koks vaizdas. Pasišopinėms Lidle. Žodžiu. Kaip nori. Žodžiu, išleidom šiam 8 €, bet nepasakyčiau, kad čia mes prisipirkom maistą 3 dienom. Sakėm, biškį nusipirksim pradžiai. Pilnom kuprinėm. Pilnas kupšės, pilnas vežims, rankoj. Kupšė pas mane. Einu, žodžiu. Biškai apsibendrinsim, kai čia mums sekės ten Lidle, kaip jums patiko, nepatiko, kas ten. Nu, galvom, kad tikrai bus pigiau. Dabar nežinau, biškai esam šokiruoti kainą. Ypač kiaušių. Ir mėsos žalios. Jo. Tai bent jau kažkada anksčiau girdėjom, kad čia nėra jokių gyvulininkystės ūkių, dėl to ir tos mėsos kainos yra didelės, nes visas produktus veža į salą. Bet iš gerosios pusės šokiravo kainos alkoholio. Aš apakęs. Už 5 € galiu 0,7 pasiimti, prisikliuopti, kai negyvs. Tai va, tik tai, kad prie to liabimo dar reikia ir pavalgyti. Tai va, tai... Iš to ir susideda viskas, tai nežinau. Žiūrėsim, kaip mums seksis toliau. Planas buvo 150 savaitėj Max Lidle, nes pripratę tam už 100 € prisipirkti Lidle. Savaitėj mėsos, vienai kitai trečiai dienai. Bet kažko čia nepaėm. Nu, žiūrėsim. Ne tragedija čia yra iš tikrųjų, bet viskas kitaip. Sunku biškiai orientuotis dar, nes ir kalakuto, pavyzdžiui, neradau rokui, kur darau košės, paskui brokolį, kalafiorą, tokių net nėra, nebent šaldyti, tai vėl nežinau, ar čia tada tą šaldytą pirkti. Daržovės, agurkai, pomidorai irgi nenustebina, važiuosim gal kažkokį turgelį paieškoti, gal tokių pas ūkininkus. Ne dėl pigiau, bet dėl skaniau. Nu tai dar paragausim. Gal išvaizda tokia, bet gal skonis. Šviežumas, gal tas po saulę tokia išauginti gal. Ką žinau, nu eisim da, išsidėsim viską ir da paruosim, nes jau ten atsiboda filmuoti. Tas, kiek anas kaina. Nu, pasižiūrėsim. Va, toks mūsų pirkinių krepšelis. Mėsos gaminių šviežia, tik tai vieną nusipirkom. Čia irgi va mėsos gaminiai. Agurkiukai, alyvuogių aliejus, kava, alus, vandens, pora bulvės, dabiškai alaus, riešutai, pita, kiaušiniai labai brangu, brendis labai pigus, saločikė pigi, bananai panašiai, pomidorai nebeatsimenu kiek, čipsiukai, fribulvikės. Tai va, tai tarkim alus,
Tai yra melus kava, alyvuogių aliejus, jau tas iškart 15, kokią kiekvieną kartą važiuodams kas kiekvieną savaitę neperki, nes ilgesniam laikui užtenka, tai jau už kai tik 15 eurų būtų mažiau kainavo, tai kainavo šiam 8, o Bayeris yra kame. 898. Bayeris yra kame, kad mes galėjom pasinaudoti Lidlo programėlę, tik reikėjo pasikeisti šalį ir kalbą pasikeisti reikėjo. Tai nežinau, čia mes kokias nuolaidas iš to gavom, ne? Lidl Plus savo nuolaidą. Lidl Plus nuolaidą. Nu, nedidelė. Euras. Sutupėm. Tai va, keliom dienom užteks čia paliesti, bet, trūks tos žalios mėsos, kad pasigaminti kažką, tai kažkokia tai vakarienė. Tai kiek tada viskas kavinėse kainuoja? Eik, kosmosas, matėm, pusryčiai 10 eurų kainuoja. Tai 2 senai pavalgyti pusryčių, žinau, dar kavos užsisakyti. Tai žodžiu, su pasiteikinimu nuotykiai tokie, jeigu įdomu buvo, patiko, paspauskit laikiuką. Manau, kad viskas įskaičiuota būtų geriau. Būtų pigiau, ne? Tai tada rašom šiam 8 eurai ant maistą ir gėrimų. Čičing. Ir tada mes tvarkomės, šitą seriją baigiam ir eisim gal prie jūros. Tikėkimės, kad eisim.